Sveiki visi, čia Dainius. Šiandien pabandysiu apžvelgti naują altcoiną. Tai rubrika pasirinktas altcoinas. Šį kartą mūsų akiratėje atsidūrė XRP. Pabandysiu paaiškinti, kodėl gerai, kodėl blogai yra turėti šitą altcoiną. Kai kam gal nepatiks, bet turbūt nebūtina mane informuoti, kad jūs ten labai daug uždirbote iš jo ir ateityje žadėte dar daugiau uždirbti, tai visiškai normalu. Ir, įrašą tikiuosi suklausysite kaip tokį pramoginį. Parinkau pakankamai įdomios informacijos, kad susidaryti savo kažkokią tai nuomonę. Galbūt kai kurios dalykus pataisysite mane komentaruose, galbūt mesite challenge ir surasite visiškai priešingos informacijos, tai labai laukčiau to. Taigi, XRP. Iš esmės, jeigu žvelgtumėm į jį kaip į tokį įprastų finansų produktą, tai yra, galima teikti, kad tai yra zombių bendrovė. Zombių įmonė arba ta zombie company. Tai tas apibrėžimas atkeliavo iš finansų, kaip minėjau, jau seniai. Taip vadinamas verslas, kuris formaliai dar yra gyvas, nemiręs dar ar ne, bet be išorinės paramos jau nebegali normaliai gyventi. Tai zombis toks projektas, kuris nesugriūna, bet nerodo ir kažkokio realaus naudojimo masto, palyginamo su jo rinkos verte. Ką aš turiu omenyje? Jeigu mes pažvelgtumėm į Defilamą rodiklius, tarkim, imkime pradžiai Arbitrum, turbūt žinote tokią blokų grandinę ant Ethereum, tai jos total value locked yra 2,83 milijardo. Tai, pakankamai neblogi rodikliai, ar ne, aišku, nelyginam su Ethereum ar Solana, bet, kiek jie dar surenka šitų mokesčių, tarkim, 13 000 per 24 valandas, ar ne, tai tikrai nėra daug kaip blokų grandinė, bet tokie laikai dabar, ar ne, dabar nėra kaip visiems labai kažkaip išgyventi, ar ne, tai yra blokų grandinė, kurios gerokai daugiau uždirba, ar biržų įvairių, bet Arbitrumas turi bent jau 2,84 milijardo užrakintos vertės, tai yra įvairios paskolos, skolinimai, procentai ir panašiai, ar ne, ta vertė, kur yra užrakinta blokų grandinė, ją galima būtų apskaičiuoti, tą Defilama puikiai ir daro. Jeigu mes pažvelgtumėm į XRPL, tai pamatytumėm visai kitokius skaičius. Kodėl ne XRP žiūriu? Nes XRPL tai yra ta, vadinkim, blokų grandinė, ant kurios XRP ir veikia. Lygiai taip pat, kaip būtų Arbitrum žetonas, ARB ant Arbitrum blokų grandinės. Tai čia yra būtent tos blokų grandinės duomenys, kurie parodo, kokia ta blokų grandinė aktyvi ir kiek žmonių, praktiškai naudojasi. Ar ne? Tai matome jau ne milijardai, yra vos kelios dešimtis milijonų, tai vėlgi nėra visiškai nieko. Bet lyginant su jos kapitalizacija, kuri yra 113 beveik milijardų, ar ne, ir Arbitrumo kapitalizacija yra gerokai mažesnė, ir užrakintos vertės yra gerokai daugiau negu būtent XRPL blokų grandinė. Per 24 valandas surenka vos 620 mokesčių, ir decentralizuotų biržų apyvarta yra 38 000. Aš manau, kad tie, kurie užsiemate futuresais, ar ne, tai sugeneruojate kur kas didesnės apyvartas per 24 valandas, negu decentralizuotose biržose dabar matome. Tie rodikliai jau pakankamai, tokie maži senokai, ar ne, nuo 23 turim 5 dienas, taip stebuklingai kažkaip visiškai niekas nieko nevyksta šioje blokų grandinėje. Prieš tai buvo 10 milijonų, tarkim, apyvarta decentralizuotose biržose. Vėlgi kyla įvairių klausimų, galbūt galima sakyti, kad bankai nedirba, ar ne, šiomis dienomis nenaudoja ir panašiai. Galbūt. Nesiginčysiu, bet apie tai dar pakalbėsim ir daugiau. Didžiausias blogis turbūt šioje blokų grandinėje yra tai, kad jie
sąmoningai ar nesąmoningai sumaišo įvairius dalykus ir daugelis galvoja, kad bankai naudoja XRP. Tai iš tikrųjų taip nėra. Bankai, jeigu ir susitarė su Ripple, tai naudoja Ripple Pay arba Ripple Payments, kitą visiškai produktą, kur visiškai nenaudojamas ir XRP. Įsivaizduokite, jūs turite du produktus, kaip dirbate bendrovėje ar ne, ir vienas produktas yra, kremas kažkoks tai nuo saulės, o kitas produktas yra valgomas kremas, ar ne, ir mes visą laiką kalbam apie kremą bendrai, ar ne, nors yra du skirtingi produktai. Tai gal toks ne visai vykęs palyginimas, bet klaidinimo tikrai yra daug. Ir vieną tokį banką pavyko rasti, kur jau tiksliai yra rašoma, kad Ripple's Net On-Demand Liquidity, tas būtent ODL, naudojamas, kada vienoje pusėje XRP keičiamas, ar iš stablecoino keičiamas į XRP, siunčiamas kitai šaliai ir vėl iš XRP iškeičiamas į stablecoiną. Tai būtent tada ir naudojamas tas XRP. Jeigu jūs rasite bankų, kurie būtent parašys, kad būtent šią naudoja technologiją arba XRPL blokų grandinę, viskas tvarkoj, pripažįstu klydęs, galbūt tokių yra Pietų Korėjoje, ten kažkoks beros dar vienas bankas buvo, bet duodu, nežinau, galim lažintis, kad nebus daug tokių parašymų, kur būtų naudojamas ODL-as. Vieną kitą galbūt rasite, bet nėra tiek, kiek jie turi kažkokių tai susitarimų su bankais, kur tiesiog naudoja Ripple Payments. Pagrindinėme puslapyje jie ir rašo apie Ripple Payments, bet nerašo būtent apie XRPL arba XRP žetoną. Tai Ripple puslapyje jūs tokių naujienų arba būtent XRP paminėjimo greičiausiai nerasite. Nes tai yra atskiri produktai. Tiesiog, kaip matėme, jų kapitalizacija yra pakankamai didelė ir su pakankamai mažais rodikliais. Tai rodo, ar ne, kad apie tą, lyginant kapitalizaciją su realia verte kažkokia, ar ne, tai greičiausiai yra zombių įmonė. Ir dar vienas dalykas, kas krenta į akis, tai jie nesekė IPO. Kaip kalbėjo jų bosas Garlinghausas visai neseniai, čia prieš mėnesį, kad jie IPO net nesekė ir net nėra jokios datos numatytos ir panašiai. Su tokiais rodikliais turbūt natūralu, kad niekas nenorėtų siekti. Kai tuo tarpu praėjusio apžvalgoje apžvalgiau Linėją, ten konsensus bendrovė esanti už jų kaip tik siekia papildomų milijonų. Netgi kalba eina apie milijardus, kad galėtų plėsti savo veiklą, ar ne, įsitvirtinti rinkoje, nugalėti konkurentus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai visiškai natūrali praktika, kada IPO yra siekiama. Tai Ripple šitos vietos nebando užimti ir jau kiek, 13-15 metų rinkoje esanti bendrovė, kažkodėl tai nenori, ar ne. To užsimti, aišku, galima sakyti, kad jie mokėjo baudas, buvo tyrimai įvairūs ir kažkada galbūt pasieks tą. Galbūt taip ir bus, bet aspektas, kad visi laukia, kada baigsis teismai, bet nieks realiai nenaudoja to produkto tokiais mastais, ar ne, kokiais naudojamas būna Ethereum, Solana ir panašiai, turint dar didesnę kapitalizaciją, tai rodo truputėlį tokį spekuliacinį pritempimą, ar ne, kad viskas laikėsi ant kažkokios tai spekulacijos. Tai čia reikėtų pabrėžti du dalykus. Tai bendrovės paprastai laikosi dėl dviejų dalykų. Tas raketinis kuras, ar ne, tai reiškia naudotojai naudojasi, moka mokesčius, naudoja paslaugas, komisinė ir taip toliau. Ir kitas yra spekuliacinis, tai kaip meme coinai, ar ne, kada yra tas dėmesio pritraukimas, kad kuo daugiau žmonių žino, bendruomenės kažkokios ir nuo to laukiama kažkokios naujienos, kada ateis nauji pirkėjai, perpirks to žetonus dar brangiau ir mes juos parduosim. Tai grinai toks spekuliacinis, su kripto rinka tai viskas tvarkoj, senas geras įprastas dalykas ir ne vienas iš mūsų esam arba pataikę ant tokio, ar ne, kur pavykdavo uždirbti, arba kaip tik pataikėme, kada mums pardavė tą brangesnį žetoną. Tai kripto rinka būtent apie tai ir yra. Tai negaliu sakyti, kad čia Ripple yra kažkoks tai išskirtinis, ypatingas ir taip toliau. Tiesiog stebina jo CoinMarketCap'e užimama vieta pagal jų rodiklius. Ką dar galima būtų pasakyti apie juos, tai dviem dalykais dar jie yra nuskambėję. Tai
Bitcoino antikampaniją prieš keletą metų buvo paskyrę 5 milijonus, kad, na, sukurti filmukus įvairius. Neva Bitcoinas naudoja labai daug energijos, o XRP yra priešingai, praktiškai nenaudoja energijos, ar ne? Tai prisimenate, kas ilgiau truputėlį rinkoje esate. Tai čia jų buvo iniciatyva ir kitas, kad jie yra labai stipriai pasisakę už CBDC, tai centrinių bankų skaitmeninės valiutos, kurios iš tikrųjų yra, na, toks velnio išmislas, sakykim taip. Apie jas labai gražiai atsiliepia įvairūs ekonomistai ir Lietuvos banko atstovai, ar ne, bet velnias slypi detalėse. Tos centrinio banko kriptovaliutos, stabilios kriptovaliutos yra programuojamos. Tai vėlgi leisti, neleisti žmogui atsiskaityti už kažkokias tai prekes ar ne, vėlgi toks, na, pilkoji zona, tarkim, šiuo metu kol kas dar yra, apie tai mažai kas kalba, bet aš gal kada nors padarysiu video išsamesnį apie tai. Tai jie buvo būtent už šitų CBDC naudojimą ir na, Jungtinėse valstijose ėmėsi iniciatyvos sukurti tą CBDC. Tam tikrame lygyje, nebuvo jie pagrindiniai tokie, bet vieni iš. Ar partnerystės įvairios ar ne, įvairios reklamos, ar jos gali turėti naudos? Na, tokiem turbūt paprastiem naudotojam kaip mes turbūt gal ir gali. Ir galbūt labiausiai ši XRP kriptovaliuta pasižymė savo bendruomenę, ar ne? Turbūt labai daug žmonių turi būtent tų žetonų, tikisi, kad, na, kažkada bus vertė ten, nežinau, fantastiniai skaičiai, nenoriu net jų įvardinti, kad net labai stipriai nesijuoktumėt, bet žinokit, kad 42%, beveik, man atrodo, 41,9 priklauso pačiai Ripple bendroviai. Tai vėlgi klausimas, ar jie nenorėtų tikrai jų parduoti, jeigu ateitų toks laikas ir panašiai. Tai ko reikėtų, kad visą tai pasimirštų, na, turbūt to būtent naudojimo, ar ne, to XRP geresnių skaičių šiek tiek, ar ne 63 milijonų, jau milijardais kažkokiais. Tada aš patikėčiau, kad ta bendrovė turi, ne ta bendrovė, o tas projektas XRP turi kažkokią tai ateitį apart spekuliacinio. Tai toks buvo mano trigrašis. Lauksiu jūsų komentarų ir jeigu turėsite pastebėjimų, kažkokių paneigimų informacijos, tai mielai priimsiu, galit kritikuoti. Pirmin. Ačiū, kad klausėte.